Rusija nutraukė bendradarbiavimą išvežant Ukrainos grūdus, todėl yra teikiamas siūlymas, kad pasinaudoti Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos uostais ir tokiu būdu kompensuoti vežėjams, kurie naudosis tais uostais, sakykime, pinigus, tai kažkur už toną apie 20–40 eurų, bet labai svarbu, ir tas buvo atkreiptas dėmesys, kad tie grūdai, kurie skirti, reiškia, trečiosiam šalims pakrauti į laivus, jie nepatektų į šalies vidų, ypatingai, sakykime, mūsų atveju Lietuvos, vežant per Lietuvą, kad jie nenusėstų Lietuvoje ir nesukeltų vidinių problemų, kokios yra sukėlę šiandieną Lenkijoje ir kitose valstybėse. Todėl tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kaip užtikrinti, kad grūdai skirti, sakykime, Afrikai pakliūtų į, reiškia, uostus ir iš uostų išplauktų būtent į Afriką ir kad Afrikoje būtų sprendžiamos maisto aprūpinimo problemos, o ne, sakykime, toliau, jeigu tas neįvyks, tai žinoma visiškai realu, kad Afrikos žmonių gali padaugėti migrantų ir mums tos problemos bus didesnės. Tai tikiuosi, kad komisija šitom dienom apsispręs, labai gaila ir liūdna, kad praktiškai visą vasarą nieko nedarė ir atėjus jau, sakykime, laikui, kada nieko negalima daryti, kad nebūtų priimtas skubotas ir ne visiškai apgalvotas sprendimas.